Jau kitą savaitę į Kauną suplūs šimtai tarptautinio Civitas forumo dalyvių iš įvairiausių pasaulio šalių. Jie dalinsis patirtimi bei diskutuos, kaip sureguliuoti transporto srautus, sumažinti taršą, paskatinti gyventojus važiuoti viešuoju transportu ar dviračiais. Šiam 3 dienas truksiančiam renginiui vietos valdžia pradėjo ruoštis dar vasarį, tačiau sureguliuoti automobilių spūsčių valdininkams nepavyksta iki šiol. Kad spalio 3-5 dienomis Kaune vyksiančiam tarptautiniam Civitas forumui mūsų miestas nėra gerai pasirengęs, teko įsitikinti ir susisiekimo ministerijos atstovam. Jie į savivaldybėje forumo tema surengtą spaudos konferenciją vėlavo keliasdešimt minučių, mat įstrigo automobilių spūstyje. Kad tokių nemalonių incidentų nepavyks išvengti renginio, skirto automobilių srautų keliamoms aktualijoms bei viešojo transporto dviračių populiarinimui metu baiminasi ir tarptautinio forumo koordinatoriai. Mat į renginį suplūs daugiau kaip 300 svečių iš visų pasaulio šalių. Nuo aukščiausių Europos komisijos pareigūnų iki Civitas programoje dalyvaujančių miesto atstovų. Mes turime problemą įtikinėdami vyriausybę paremti renginį, kuris vyksta ne sostinėje. Pasak susisiekimo ministerijos atstovo, transporto srautų suvaldymų vietos valdžia turi susirūpinti labiau. To siekiant būtina kuo greičiau atnaujinti ir plėsti viešojo transporto parką bei gyvendinti su taršos mažinimu mieste susijusius projektus. Jeigu šnekėti apie numatytas investicijas į ekologišką viešąjį transportą 7-13 metais, 140 milijonų litų iš ES paramos, tokia pat dalis turėtų būti pridėta ir iš paramos gavėjų arba savivaldybių lėšų. Tai ten yra skaičiuota pagal maršrutų ilgį, pagal gyventojų skaičių pervežtų keleivių kiekį, sunaudojimo kūrą ir taip toliau. Neabejojama, jog Civitas forumo metu Kauno valdžia išgirs daug praktiškų patarimų, į kurią transporto sritį investuoti iš ES struktūrinių fondų gautas lėšas, kaip mieste plėsti infrastruktūrą, kad viešojo transporto judėjimas juose būtų ne tik patogus, bet ir pigus. Bei šiuo metu rengiami dokumentai, kad Kaunas, turėdamas miesto lyderio statusą, galėtų dalyvauti Civitas 3 programoje, kurie įgyvendinus Kauną pasiektų 8 milijonus litų eurų sieksiančios investicijos. Kauno apskrities gyventojai vis dažniau skundžiasi dėl pažeistų vartotojų teisių. Pagrindinė skundų priežastimi išlieka nekokybiškos